Nu, labą rytą, Justas išrenka gyvūkus. To jie bus nebe gyvūkai. Ruošiasi vyrai žvejybai. Neskubėsim niekur. Ar pavyko išspręsti problemą aušinimo variklio? Nu, pasakok. Ir kokia problema buvo? O, matosi iškart. To, tie plasmasiukai? Jo. Suvėl. Ačiū Dievui, neužkalsim variklę. Neužkalsim. Kodėl baigė žvejybą? Šams nutraukė. Nutraukė rimtai? Gal kavos ištraukė? Jo, pasidarėm da kavos. Pavas per palaikų. Palveriškė. Kur mes dėjom ašitos priekinės. Varit vun variklis, ne? Jo. Vun! Vun! Kako jautiena. Sukišta tako jautiena. Kako. Taigi, ką mes čia turime? Kako jautiena. Oho. Aš galėsiu savo atnaujinti energijos atsargas. Ir pailsėti, ir atgauti jėgas sekančiai misijai. Ir pamegoti dar. Kaip smagu. Ir pavalgyti mėsą. Jo, ir pavalgyti davinius. Turime amerikietiškų davinių ir turime lietuviškų davinių. Mano pusbroliai išsirinko lietuviškus davinius, bet aš jį dažnai kišu į apačią, nes užpisa laukti. Ai, dažnai pavalgai šitos? Ką? Dažnai? Nu, bramba, aš turiu nusipirkęs, mes į gamtą išvarom. Amerikietiškas davinys takos, čilis ir huilis. Ta šūda, kuri tu labai išgyri. Oi, ne. Atim žodžiu. Niekada amerikietiško nebevalgysim. Viskas taip amerikietiška. Nu, skraidintis kilimėlį. O, gerai. Ketys. Sakom, Prienų stovyklai ačiū. Dar planuojam iššokti vandenuką, atsigaivinti. Go. Oi, kaip gerai. Plauk jūs, tai aš nedėsiu tavo šiklę. Ir keliausim. Toliau. Negerk šitą vandens. Nusimaudė, atsigavę. Gražiai mailiukas. Čia greičiausiai ešeriukai paskas vaiką. Bėga, kaip dar žiūrėti. Čia geras vietos. Iš manęs tyčiojasi, kad man šalta. Todėl varom į sekančią vietą. Įsikursime prie... Kol kas aš vienintelis pagavau žuvų. Tai buvo mailius, tai buvo ešerys, tai buvo vėžys ir buvo dar lydeka. Ne, kas tas spins. Gali mus klausytis, tatu gėdą padarysim. Darsūniškio kaimų. Parduotuvė iš karto. Nu tai jo, čia. Mes atplaukėme į Darsūniškį, nueisim dabar į parduotuvę. O skurdžiu. Velkiausiam. Gerai. Blemba, reik laikyk operatorių. Mes filmuoja. Nu, Leviate. o mes sakom, ne, Tadai. Tadai, Klausyk mūsų. tu paklausyk Jaunimo. antrojo ir trečiojo kapitonų. Labai gražus miestelis Darsūniškis. Nuo Darsūniškio žadame plaukti iki Kauno marių ir turbūt, kad visą kelią vilkiausim. Tai va, parduotuvė visiškai kaip kokiam 90-metį. Grigonis čia užaugęs yra. Mokykla va neapipjauta. Tai va, apsipirkom, pajudėsim ir įsikursim galutiniai mūsų stovyklai. O dar žvejai. Vos nenumiriau. Jūs tas išstumė ką tik valtį ir nenufilmavau.
čia darai, Justai? Šalta labai. Labai didelis vėjas, kai greit. Ieškam vietos, laisvos, šiaip visos vietos atiek stipriai užkaltos, žvejai. Justas gelbėja. Čia kuo, sargiai Justai. Pirmas dalykas, jau tenais kūrėsi žmonės. Antras dalykas, myža vienas iš jų. Trečias dalykas, absoliutus totalus gaidys ten. Iš tikrųjų, tai žiūrėkit, kaip viskas gražiai atsiskleidžia čia. Neįtikėtina, kiek žmonių iš tikrųjų visur bazuojasi. Pirmas dalykas, absoliutus gaidys tenais. O tai čia, aš manau, neįdedinė. Išsipakuojam. Žiauriai greitai įsikūrėm, nes pradėjo lyti ir žinojom, kad pradės lyti. Tai pasistatėm, dar išsitemsim kažkaip tentą, pasidarysime apsaugą nuo lietaus. Net nusprendėm kol kas nekurti pečiaus laužo. Tai nežinau, kaip čia valgysim, kaip ką. Žalgiris gavo. Einu vidum. Pasistenkit visiškai nusiraminti. Labas rytas. Audra baigės. Pabudo. Justas taip pat. Ir šiandieną Atlaikėme didžiulę audrą prie Kauno marių, bet va, galit pamatyti stovi, tik mūsų papildoma apsauga nuo lietaus nebestovi. Bus saulutė, va, švies, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip šviečia saulė. Pažiūrėkit, kaip šviečia saulė. Žodžiu, mes užsiimsime papildomai dar šitą vietą, nes sulauksime svečių. Vakar šį čia nesikūrėm dėl dviejų priežasčių. Buvo nesveikas vėjas, tai mes net turbūt nebūtumėm pajėgę įsikurti. Tai mes turim nevalgomą tortą. Vakar nusipirkom medutį, kuris yra kėdės tvirtumą. Tai sušalo. mes nunešime kažkur tolyn Masalą. tortą ir visos krūzdės tenais eis visą dieną ir išrinkinės tą tortą. Tuo tarpu mūsų turbūt jos nevargins. Kirstė kaip nuo... Ne, tai turi. Jie rada. O, prieina. Žiūrė, dabar jau čia įsakyti visiems, ateikit čia. Einam, da, reviu padaryk aplinkos šitos kitos vietovės. Prieki kur. Tai va, pažiūrėkite, yra nesvietiškai graži atodanga tarp šitų pušų, tiesiai Kauno marias. Va, ruošia Tadas valtį, mes plauksime dar susigauti žuvies ir žuvienį išsivirt. Mes nešam, kad... Soriukas, nepamiršom tave. Štai gimsta mūsų stovyklavietė. Mes sakom, kad čia gali žmonės pradėti galvoti, kad vestuvės kažkas kelia. Nes ir medis va apipaišytas kažkokiam širdutėm. Mūsų laikytojas, mūsų ramstis esi. Mūsų kuolas. Tai va, galam pasidaryti tokią pastogę. O, gerai. Mes su Justu Žalgirio fanai, Kalnapilio fanai ir Žalgirio fanai. Ir šiandien reprezentuojam ką? Lietkabelį. Lietkabelį. Aha. Reikia mesti vis... Nice. Na va, pradėjome vilkiaut.
Vobleriukas kaip dirba. Kronio hidroakumuliacinė elektrinė. Lemba išvargęs dabar jau toks. Bet kokia graži žuvis, toks kaip būtų seksą darė lydeka ir ešerys. Ir labai gražus vaikas išėjo. Leido į mokyklą gerą, prestižinę. Oh my god, kas čia atsitiko? Pažiūrėkite čianai, vargšas turi. Nu va, grįžtam su laimikiu. Eik tu savo. Pargrįžę. Ne, jeigu nieko neparodysi, turėsit važiuoti atgal. Paulius mums grasina nelipti, jeigu neparodysim ko nors. Nu kas belieka. Ačiū Dievu. Ačiū Dievu. Bliumbu. Kas čia yra? Eik tu savo. Na, maladėt. Ne, biškį dar pabandėm gaudyti toliau. Starkis. Blemba, aš tai sakau. Mažiau kokie spygliai. Plėšruoms. Jo. Į savo šitai padėsim. Žodžiu. Dar ne maistuką. Taip? Gerai. Kelis kartus būtume apturėję tokias putvynakvynės. Gražus ir. Sakai, girdėjom, kaip pravarė. Ką vis rudons? Šalia Svetinas. kelias. Daravenko, konto. Niekas, konstruktor. Opa, rumblė. Man nukrito, žinok, iki 0,8 promilės. O, Jėzus. Eik tu nahui. Žie. Tu durns. Robertai, kaip jie atidaryt? Kas tau smirda? Nu jie, tualetą Melagių. Nu, tai kokie nuotykiai buvo? Pagavot ką? Šunius starkį pagavom. Paleidot? Bandėm suvalgyt. Iškepėm. Ir? Nelabai? Irgi radom kirmelų. Ai, tu. Tai nevalgė. Čia mėsoj? Jau ten šiurpės pelkės ir didžiulės dobės. Galvoju aplinkui apvesiu. Toks ratas aplinkui gavas. Kur? Jis mane plojo. Labą vakarą. Sveikinu su darbavonė. Nutraukė šniūrą. Koks čia vardas? Vutang. Kol tai? Kiam pirmas. Kas čia dabar? Čia tikrai Vutang klanas, ką? Dar vienas. Koltai, neik. Koltai, Važiuok į mus. Mes iš bažnyčios ką tik. Iš bažnyčios. Nori išgert? Kur tu čia šovai? Čia. Tavo gimtadienis? Sauliau, reikės nufilmuoti. Tavo gimtadienis čia? Tiksliai Sauliui nufilmuosim. O kas čia? Sakė, aš pamiršau. Už kur slaužą? Bet klausykite. Magaiveris. Seniukai. Žiūrėk, tai kava. kaip? Čia išmirkyta, vad spirite. Pasitikim, bet tavim, bet ne kitaip. Oi, šaunuolis. Negalima. Ei, negalima, palik. Negalima. Kas čia prie mano mašinos lenda? O tu žinai, kad bagažinės nesudaras? Bet gazą, jūs tai gazą, žinok. Mėgst apsakas, tie dideliai. Jo. Op!
reikia tavęs, daugiau nebėgsiu niekada nuo savęs. Galim daryti nuo naudų, bet turbūt nereikia. Aš turiu termas. Įtemkite tenais grinai prie krašto. Neužteks virvės. Ar eisim? Iki busiko? Taip. Turit leidimus? Sveikas, broli. Galimai gal kilo klausimas, kodėl niekas tau nieko neskambino, nieko nesakė, bet tai buvo dėl to, kad mes labai keliavom. Ir mes keliavom Nemunu. Pažiūrėk, ką mes matėm. O tu galvojai, mes apie tave nebegalvojam? Ne, mes galvojam ir mes nepamiršom. Ir mes visi norime tave pasveikinti. Happy gimimo to you. Su gimimo to you. Paskutinioji diena. Pakuojamės. Vakaras. Žodžiu, vyksta visiškas susipakavimas. Yra stresinė situacija, nes liko gal susipakuoti 15 minučių. Jeigu nesusipakuosim, aš nespėsiu į autobusą. Tai va, nuostabi absoliučiai kelionė. Viskas. Atsisveikinimai. Mes kartu važiuojame. Bravariukas. Pripustim. Gal susiskambisim keliai, kad nebūtų liūdna. Labai smagu. Ačiū už valgęs pramogas, už paplukdymus. Fantastika. Tau paskambinti. Ate! Ate! Nu va. Viską susikrovėm. Tada išpakuot, išvežti.